patirtis būtų tikrai neįkainojama. Tapau tiek geresnis buriuotojas, tiek geresnis žmogus, nes buriavimo prasme išmokau labai daug dalykų, nes plaukiant su tokiais vienodais laivais, kurių greičiai yra vienodai ir tokiuose vandenyno platybėse išliekant artimais atstumais ir nuolat kovojant, nuolat spaudžiant laivą maksimumą yra labai sudėtinga, dėl to išmokau labai daug dalykų. Kitas dalykas, sąlygos buvo tikrai sunkios, taip kad supranti gyvenime, kas yra svarbiausia ir galima sakyti, tapau truputį geresniu žmogumi, nes pradedu vertinti tam tikrus dalykus kitaip. Tai pirmas dalykas būtų startas. Buvo tikrai labai įspūdingas startas, labai įspūdingos išlydėtuvės. Laimėjome startą, kas tai daro dar įspūdingesnių reginių tiek mum, tiek turbūt žiūrovam ir tas momentas, kada mes galėjom jau išėjom į tą po visų ženklų į tiesį ir kada galėjom sužvalgyti ir pamatyti, kokios masės laivų ir kokios masės žmonių mus palaiko, buvo tikrai įspūdingas. Antras dalykas tai turbūt būtų laivų panašumas, tai yra, kad tokiose vandenynų platybėse vis tiek sugebame plaukti tokiais mažais atstumais ir netgi po 3 beveik savaičių sugebame susieiti visi į vieną krūvą ir finišuoti beveik vienu metu. Tai yra labai įspūdinga. Ir trečias dalykas tai yra turbūt būtent tai yra laivai ir patirtis, kiek daug dar vis galima išmokti. Atrodo, kad mes jau buvome taip arti tos tobulybės, bet kiekviename žingsnėje mes vis mokomės ir tobulėjam. Tai yra tikrai nuostabu. Ne, tokių sunkių akimirkų tikrai nebuvo. Ta prasme, plaukiam buvo sunkių dienų, kada buvo sunku vėl rengtis, vėl išeiti, dėtis tos šlapius rūbus, norėjosi pailsėti. Bet aš sakyčiau, kad tai kaip tik suteikia daugiau motyvacijos ir noro, nes tu matai, kad ir kitiems sunku, dėl to jauti, kad tu turi pakankamai energijos, kada gali ją dar labiau panaudoti, o dėl niekada daugiau, ne, to tikrai nesakiau ir jau noriu grįžti į laivą. Sudėtingiausia buvo ta naktis, kuomet iš vakaro mes laimėjome pakankamai solidžią persvarą, tai yra laivų matomumo atstumu mes juos aplenkėme ir išaušus nakčiai mes ne tai, kad pavėlavome, bet mes taktiškai pasirinkome padaryti manevrą, tai yra Harso posūkį pavėjui truputį vėliau nei kiti laivai, ko pasekoje tikėjomės, kad turėsim daugiau vėjo. Bet prognozė buvo šiek tiek klaidinga ir gavosi, kad mes turėjome truputį mažiau vėjo, taip kad išaušus rytui mes pralošėme apie 40 jūrmilių kitoms komandom, kas buvo labai didelė persvara, nes iš esmės tai buvo paskutinė tiesiai į finišą. Tai buvo labai didelis emocinis šokas ir aš sakyčiau, tai buvo vienas iš sunkiausių momentų komandoje.